Tai sveiki visi. Jo, tai kaip matėte, čia ką tik matėte ant ekrano, grinai, mes žaisim Minecraft, taip. Um, jo, pala, čia biški nėra per garsiai. Nu, turėtų būti dabar geriau biški. Tai šiandieną žaisim Minecraftą, aš jums parodysiu savo serverį, kurį aš sukūriau ir mes jį žaisim ir aš jums jį aprodysiu ir jūs patys jį galės prisijungti. Tiksliai negaliu pasakyti nuo kada, gali būti, kad nuo birželio 10. Gali būt. Aš tiksliai nežinau, nes dar reikia truputėlį jį pagerinti. Aš jums viską parodysiu ir jo. Tai važiuojam į video. Tai kai jūs atsispauninsit, jūs iš karto atsispauninsit va šitoje vietoje. Ar turėjau čia dar, tai jo. Čia yra ir serverio vėliava, nu, ir serverio logo, ir Beskul vėliava. Beskul yra valstybė, aš viską paaiškinsiu. Tai sveikas atvykęs. Paskaitysiu jums taisyklės, kas norėsit, galėsit paskaityti tada. Aš dabar jums tiesiog čia toks kaip traileris apie ką šitas serveris ir taip toliau. Jeigu ką, aš turiu tik toką, ne aš, bet mes turim tik toką. Tai jo, dar nepasakiau, jo, čia mano pirmas video šitam kanale, jo. Tai jo, čia nebus pats geriausias video, čia mano pats pirmas video, kurį aš montuoju, nu, tipo gaming. Jo, taip, ne tai, kad mes čia čytinom, bet, nu, tiesiog, nu suprantat, aš owneris, tai, nu, jo, paskaitysim taisyklės, aš turiu TikTok, kaip sakiau, Cult Crew MC, nu, dabar turėtumėt matyti gal čia va kažkur va. Ne, va čia va matysit, va, pala, va čia va kažkur va matysit. Jo, tai jau paskaitysim. Šiame pasaulyje mes nevagiame. Jei kas nors vogė, gresia bauda iki 700 kultūrų. Kas yra KL, tai yra kultūrai, dar papasakosiu, kas tai yra. Bet tai gali būti ir bebreurai, nes kiekviena valstybė turi savo tus, bet valiutą, nu, aš paaiškinsiu iš vis dar visko. Visi gali statyti savo nuosavus namus arba nusipirkti jau pastatytus. Biški, aš pats pamiršau taisyklės, tai pamiršau kaip ir skaityti, bet nekreipė dėmesio čia. Taip pat, kas nori valstybės, gali turėti savo vėliavas, bet negali naudoti vėliavų, kurios jau yra panaudotos. Čia yra Beskul vėliava, čia yra Bebriškių vėliava. Nu, Bebriškės irgi yra valstybė, kaip supratot. Beskul šalis yra apsaugota tvoromis, bet turi įėjimus. Visi gali patekti, pasikalbėti ar pasisvečiuoti pas kitus, jei nori. Visi, kas turi valstybės, turi nusistatyti teritoriją ir ją gali plėsti. Jei tavo valstybė yra apsupta kitų, o tu ją nori plėsti, prasideda karas. Jau, kaip supratote. Visi gali statyti savo parduotuves ir nustatyti savo kainas. KL. Nu, arba čia gali kokias nori dėti, nes kiekviena valstybė gali turėti savo valiutos. Kultūrai, jo. Ten daugiau taisyklių, ten vėliau nueisim. Čia yra žaidimo valiuta, nu, kodėl aš parašyčiau paskui valiuta, va. Tai yra kultūros atrumpintai KL. Bet jeigu turi savo valstybę, gali sukurti savo valiutą. Sakiau. Einam į apačią prie daugiau taisyklių, nes reikia. Jo. Kol kas neturime daug valstybių, tai turime tik 4 kelius. Kai turėsit savo valstybę ir norėsit jį padaryti nuo kelius. Nu, mes turim traukinio stoti ir iš jos eina keliai, žinai. Yra 4 keliai vienoj, pačiam spavnį yra 4 keliai. Ir eina vienas pirmyn, o kitas kelias atgal iš tos valstybės. Ir dar yra vienas, kur eina pirmyn ir atgal. Dar yra ir Beskul ir Bebriškės yra ta keliai, nu, iš Beskul į Bebriškės ir yra iš Spavno į Beskul ir iš Spavno į Bebriškės ir yra iš Bebriškių į Beskul. Ilgai pasakot.
Kas jau turės savo valstybę, norėsit kelių savo, tai galėsit juos pasidaryti. Tik būtinai turit atsiklausti kurėjo, nu, ownerio. Aš jums iškart neatsakysiu, bet tai tam galite nueiti be skul, prieiti prie to aukso namo, niekas negali eiti vidų, o kitaip grėsia bauda. Tą to neparašiau, bet šiaip čia tikrai grėstų bauda. Ir jo. Tai niekas tenai negali eiti vidų, bet aš padaryčiau tą, nu, padaryčiau baudą, jeigu jūs manęs nesiklaustumėt irgi, arba eitumėt be jokio leidimo kažkur tenai. Tai yra kalėjimai dar, juos parodysiu ir papasakosiu, dėl ko ten nieko negali irgi daryti. Ir tai galėtumėt jūs palikti mano pašto dėžutėje tą, nu, klausimą, ar gali. Arba jūs tiesiog galite ant durų padėti tą klausimą, ar šalia ant durų tą lentelę, kad ar galit. Visų pirma, nu, aš dar paaiškinsiu, dabar čia tik apie kelius norėjau pasakyti. Tai. Jo, tik 4 kelius. Šiaip čia norėjau pradėti. Pinigus gali užsidirbti bet kas, įsidarbinęs pas kūrėjus arba kitus žaidėjus, kurie ieško darbuotojų. Šiame serveryje mes visi draugiški ir su kitais elgiamės maloniai, kaip ir buvo parašyta viršuje. Taip pat pinigus galima gauti parduodant daiktus kitiems žaidėjams. Arba jūs galite nueiti į banką ir tenai, pas mūsų dabar kol kas be skul yra bankas. Ir tame banke galite ateiti ir paduoti ten kokius nors daiktus ir gauti kultūrų. O tos kultūrus nuvykę į Bebriškės, pavyzdžiui, galės išsikeisti, bet tam Bebriškės irgi turi turėti banką, jie dar neturi. Bebriškės yra antra valstybė, aš tiesiog norėjau kaip pavyzdį turėti kitiems, kai padarysiu tokius video. Norėjau turėti kitą pavyzdį kitiems, tai su draugu sukūrėm tą antrą valstybę Bebriškės ir tenai jis yra owneris Bebriškių ir jis turės pasidaryti banką, todėl dar ir nepaleidžia. Dabar galime eiti viršų. Jo. Pakvies draugus ir mėgaukis žaidimu. Paspausk subscribe ant YouTube Domas ant kalnelio arba ir Domrex Gaming. Jo. Dar vienas dalykas, saugokite spavnę, kai tik atsispavninat, iš karto bėkite ar į traukinį ar kažkur, nes, nu, kitaip jumis zombis. Nu, šiaip to žodžio čia neturėjau sakyti. Nu, tiesiog, jo. Man pačiam biškai baisu. Čia yra skelbimo lentos, čia yra trasa, kurio jūs galite, aišku, arba patys, arba su bautu, arba galite tiesiog paškom, žinai. Ir čia yra parduotuvė dar uždaryta, jinai dar nėra atidaryta, čia jo viskas yra, kažkada ją pabaigsim, bet dar negalima dabar. Čia tai čia yra skelbimo lentos, kas nori gali ateiti kokį nors skelbimą uždėti čia vidui. Ir čia yra tie 4 keliai, apie kuriuos aš pasakoju. Bet kas gali nueiti čia pasimti, bet tik po vieną. Ir visada turi turėti bent vieną savo inventorių. Aš turiu vieną. Važiuojame be skul. Nors aš nevažiuosiu, aš geriau nuskrisiu, man tai bus biškai greičiau. Tai čia yra be skul. Tai yra tie beaconai pas mus, aišku. Ne tai, kad aš jos čia norėjau, bet tiesiog yra geriau orientuotis, nu, ne orientuotis, bet, nu, tiesiog geriau. Čia yra paminklas, Malpa 58, tai yra draugas, kuris čia gyvena iš pradžių, tai jis norėjo, kad šitą palikčiau kaip paminklą ir niekas negali į vidų, nes jis yra užblokuotas. Yeah. Čia yra namas, kurį nusipirks draugas, tai jis jau yra. Taip. Čia yra antras namas, kurį mes irgi pardavome 600 kultūrų. Ten Endermenas, matau, buvo atsispaudinęs, bet dabar aš neisiu, nes negaliu tiesiog.
Ir čia važiuoja iš Beskul, šitas traukinys važiuoja į Bebriškės, parodysiu dabar jau Bebriškės, o čia gyvenu aš, tai prašau niekas neikit be leidimo į vidų. O kiek taip grėsia bauda. Ir kai ateina, būtinai paspauskit skambutį, kad žinočiau, kad kažkas atėjo. Jeigu niekas netidaro durų, reiškia, aš išėjęs, tai čia aš gyvenu, aš dabar jums vidus net nerodysiu, bet tiesiog palikit, čia dar padarysiu, aš šią pašto dėžutę dar žadėjau, bet dar kol kas nepadariau, bet bus. Bet dar ne dabar. Dar vienas dalykas, aš atsiprašau, aš labai atsiprašau už backgroundą, aš neradau nieko geriau. Tai jo, čia yra mūsų, čia yra mūsų namo pikniko, kaip balkonas, galim sakyti. Čia turėjo, jo yra, gerai. Ir jie, jo, tau dar parodysiu. Čia yra užlipimas, ne, čia yra užlipimas, nesakyk, kad čia kažkas blogai. Įmanoma užlipti. Tai čia yra tas bankas, čia iš pradžių nieko nėra, jokių tų nėra atskirstyta, tiesiog tokie du čia yra. Sužinosi, kai ateisi, čia nesvarbu, kur tu atsistosi, čia visur tenai, iš vis čia negalima eiti. Tenai. Paprasti žmonės, ką gali daryti, tai jie gali tiesiog čia ateiti. Čia yra įėjimas personalui, tau parodysiu tą įėjimą. Ten aš nežinau, kaip iš tikrųjų manoma užlipti. Kažkada buvau tenai, aš užlipęs, yra tenai visai ten šone, aš galiu tau pabandyti parodyti. Ant šitų ir... O taip, tenai yra įėjimai, bet ten tik personalui. Tai aprodžiau tą tipo centrą Beskul. Čia jis yra iš tikrųjų nemaža valstybė. Čia yra Bebriškės, tai skrendam į Bebriškės. Aišku, čia Bebriškės bebrų šalis. Auč. Nesvarbu. Čia yra bebrų šalis, aišku, tai jie, turi turėti tokių rastų ant vandens visko, tai, čia, čia yra mum pagrilinėm, čia bet kas gali ateit pagrilinti, čia, ten, čia faina labai, jo, čia yra jų namai, jo, 50 bebrų eurų, čia yra 70 bebrų eurų, jie, man atrodo, truputėlį didins, nes jie keis valiutą, jo, kulteurai yra quartz, o bebreurai bus goldas, man atrodo. Jo, čia yra spavna ir čia yra tik, atvažiavimo į spa, jo, jie čia turės truputėlį padirbėti su tuo, čia yra jų kasyklos, čia yra čestai tiem, kaip jau vadinasi, čia yra man truputėlį tik atsirgo. Čia yra čestai minecartams, jo aš nerodžiau, tai bet kas gali iš čia pasiimti vieną. Jis iš karto užsipilis, tai kai paėmė vieną antrų negalėjams. Turi turėti visam gyvenimui tada. Tai čia yra jų taisyklės, galėsit paskaityti, kai ateisit. Čia dar jos nėra pabaigtos, jis nėra labai geras, tai gausi truputį palaukti. Aš galiu dabar, jie turi labai gražių namų pastatę, nes, jie geri statytojai. Man labai patiko jų namai ir jų valstybė yra daug didesnė, negu aš galvojau. Seniai čia bebuvau. Nemaža valstybė, ką jūs man. Aš galiu pažiūrėti mūsų tą... Jo, tai čia mūsų Beskul, va, bet mūsų biški mažesnė yra, negu. Auč. Tai čia yra vienas įėjimas, ne įėjimas ten, įėjimas, čia tiesiog užlipimas toksai. Ir niekad tenai neikit, tenai yra privat. Kiek čia daug creeperių, neatsimenu, kad tiek daug buvo. Tai vis laik būkit atsargus. O jeigu norit kokį nors free itemų, tai būtinai ateikit pas mane į namus ir parašykit, ar įdėkite pašto dėžutę, ką nors signed, aišku. Jeigu dėlite pašto dėžutę, tai būtinai dėkit signed, kad aš žinočiau, kad visų pirma, nuo ko tenai yra, visų antra, kad niekas nepakeistų. Tai būtinai dėkit signed. Ir būtų geriausia, kad man dėtumėte pašto dėžutę signed knygelės. Tai
Man išsijungia PlayStation. Oh. Nu gerai, dabar apseisim be backgroundo. Tai jo. Uh, Galiu aprodyti jums biškį tuos savo namus. Čia bunkeris, tai irgi negali tenai eiti. Tai čia mano itemai. Čia niekas nematėt, jau negali matyti. Nu gerai matėt, bet tenai tiesiog kuris beaconas kuriam. Tai, nu, tipo, matau, tenai yra mėlynas, tai jis yra mėlynas, va, strength. Gerai. Nu, žodžiu. Šitą nenorėjau niekam rodyti, bet tokia. Net nežinau, ko nenorėjau. Tai čia yra mūsų visų, nu, kaip storage room ir tipo, nu, jo. Čia yra tas mūsų piknikas, kur rodžiau. Čia yra antras aukštas tiesiog. Nu, parodysiu man tą antrą aukštą. Čia yra mūsų irgi storage space. Čia yra mūsų įėjimas į nederį. Čia yra, jo, tai kas nori dar pagyventi, kas nori dar namų, nu, tai aš būtinai siūlyčiau atvykti pas mane irgi parašyti. Nu, tiesiog bet kokius klausimus man galite užduoti, nesvarbu. Dar vienas dalykas, valstybė negalima pirkti. Neįmanoma. Čia neįmanomas dalykas. Tai kas nori, bet kas galite ateiti, bet kokius klausimus rašyti man tenai. Aš būtinai atsakysiu, stengsiuosi visus. Stengsiuosi, nu, bet būtinai parašykit ar savo adresą kažką tokio. Nu, kur jūs gyvenat, kur jūs rasti sekantį kartą. Ar, nu, geriausia būtų, kur jūs gyvenat, nes aš tada atneščiau jum irgi laišką, ar tai įmanoma ar neįmanoma. Tai tiesiog, nežinau. Jo. Tai aš aprodžiau, kiek galėjau, nu, čia išėjimas jo pas mūsų nemažai vėliavų tų, bet, nu, aš manau, kad reikėtų taip kaip valstybei, žinai. Tenai, kur rodžiau, dabar galiu nuvykti parodyti. Kur sakiau, negalima eiti. Bet kaip jie čia atvyko? Nu, gerai, nežinau. Tai čia niekada neikit, aš jums net nerodysiu ten, kas yra, nes čia yra privatu. Pamiršau uždėti ženklą. Dar net nebepaskrendu, pamiršau, kaip reikia. Kaip skristi. Ir tas pats yra bebriškėse čia, irgi čia negalima eiti. Taip, ten tas pats kambarys, taip. Bet tenai negalima eiti. Ten tiesiog yra belė kaip privatu, tenai negalima. Tai jie turi truputėlį snow, žinai, nežinau dėl ko, nes čia nėra snow biomas. Čia nieko tik nebuvo, nieko čia nematė, tikrai ne. Gerai, šitas namas yra 60 eurų, jie dar didins valiutą truputį. Aš dabar vaikščiu, aš esu owneris, aš čia galiu vaikščioti, bet jūs tenkitės tiek daug nevaikščioti iš vienos šalies į kitą. Ir visada atvykę į šį serverį, kodėl aš dabar taip pradėjau vos nemikčiot, visada atvykę į šį serverį nueikite į banką, kad jum padaryčiau pasus. Taip, mes čia turime pasus, mes čia viską turim realiai. Nu, tai čia ateini ir palauki, kol kas nors ateis, arba, nu, čia bus irgi pašto dėžutė, va, grinai šitoj vietoj žadėjau padaryti. Arba va čia, kur nors bus pašto dėžutė ir būtinai ateikit, padėkit laišką ir kada jum atrašysiu, kad mes esam viduj, tada arba tiesiog jumis pakviesiu, parašysiu chatą, jeigu jūs būsit, tai tada būtinai aš jums parašysiu ir, nu, ateikit čia, aš jums padarysiu pasus ir ten bet kokius klausimus atsakysiu, kokiu dar yra. Tai čia ne tik bankas, bet čia yra ir pasų gamyba, ir kaip policija, irgi galim sakyti. Čia yra viskas. Čia viskas yra, nu. Nori kokį nors klausimą užduoti, nori klausimą užduoti, nori užduoti tenai kokį nors klausimą ar dėl bet ko, ten viskas tiesiog. Bet ko galit paprašyti, bet ką pasidaryti, ten tiesiog reikia paklausti, ar tai gaminama ten tiesiog. Tai šiandien turbūt tiek. Ir daugiau neturiu tiesiog ką pasakyti. Ir jeigu pamatysit arba tokį vat paskiną, nu arba palauk, kodėl aš tiesiog.
Arba va to tokio va to skiną, kažką tokio pamatysit. Dar yra vienas draugas, gali jis būti panašus kaip aš. Jis turi tiesiog mėlyną maikę užsidėjęs. Nu, va čia mėlyną maikę jis turi užsidėjęs. Ir žalios jo akis. Jis dabar sėdi kalėjime. Nes jis yra padaręs labai blogą dalyką. Jums jo net nesakysiu, nes, nu, blogai, jis buvo padegęs namą. Jo, tai jis dabar sėdi kalėjime, gal, nežinau, 2 savaitėm. Tai tiek. Žinau, šis video pats pirmas buvo, nu, toksai, nu, biški, nu, cringe ir jo. Bet aš tiesiog... Tikiuosi jums patiko. Nu, tikiuosi jums labai patiko šis video ir, nu, stengiuosi padaryti kuo geresnį, su kuo geresnė kokybė ir... Nu, pirmas video blogas, nu, žinau, čia mano pats pirmas gaming video, nu, nepykit manęs, mama. Jo, tai šiandieną tiek, susitiksime kitą video. Netenka. Pamiršau kur kamera. Aš į laptopų kamerą. Ne laptopų kamerą, pamiršau.